Sveiks, drūs gerbiamasai. Tai jeigu stebėjai, tiesiog trumpai priminsiu, jeigu ne, tai papasakosiu, kad mes su draugu Babiu per naujus metus metėm viens kitam iššūkį, kuris per 2 mėnesius iki kovo 1 numes daugiau svorio. Buvom prisigalvoję įvairių užduočių ir tas 9 savaitės visai smagiai leidom laiką. Aišku, buvo ir sunkių akimirkų. Jeigu matei, turbūt atsimeni, jeigu ne, tai pažiūrėk. O mes šio epizodą užbaigsim 9 savaičių seriją apie iššūkį ir sužinosit, kuriam visgi sekėsi geriau. O tu nepamiršk paspaust laiką, paspaust subscribe ir pirminį epizodą. Labas rytas, gerbėmieji. Tai ką, mes turim prieš paskutinę savaitę. Šiandien yra jau ketvirtadienis. Savaitgalį nusimato šuolio į tolį pratęsimas. Bet šuolis toks dalykas, kur mes abu su Babiu netikim, kad tu gali kažką pagerinti per savaitę. Iš tikrųjų, nėra ką ten jam labai ir daryti. Vakar pasidariau kojas, patupčiojau, ramiklinau blauzdas, tempimo pratimų daugiau biškį padarom ir praktikuojam šuolį. Bandžiau po YouTube'in pasižiūrėti, kokių ten technikų kažko tai. Nieka ten realiai iš tikrųjų nėra ypatingo. Tiesiog emi, svyri į priekį ir šoki, viskas. Tai bandysim ir padaryti. Mano tikslas yra vis dar peršokti tą liniją paskutinę, kurią peršoko Babis. Tai va, jeigu tai padarysiu, jau būsiu laimingas. Eina ta prieš paskutinę savaitę. Jau pasiektas toks lygis, kur didžiausia problema, ko gero, yra maistas per visą šitą iššūkį. Ir atsibodo ne maistą valgyti, o maistą ruoštis vis tą patį. Aš kiekvieną dieną valgau pietum 2 kartus ryžių su vištiena. Jau praeitam epizodė esu apžvelgęs, ką valgau kiekvieną dieną. Man jau tuos ryžius virt vieną dieną padaro. O čia va stovi. Vakarienė visada valgau varškės. Darydavus iš pradžių varškę saldžiai, su proteinu, su riešutų sviestu. Dabar darausi su tūnu. Tūnas, česnakas, druskytė, ten varškytė, viską sutrini. Su trapučiais visai skaniai eina. Bet jau irgi tiek atsiboda, kad vakar pagavau save, kad aš tiesiog pirmą suvalgau pusę pakelio sausos varškės, paskui suvalgau pusę indelio tūno. Tiesiog vienus ir pabaigoje trapučius damuš. Simo jau vakar pastebėjo, kad, sako, jau blogai stojami yra. Gal biški ir blogai, bet paskutinę savaitę jau čia pat. Tikiu, kad rezultatų tai duos. Ir dar vakar supratau, kad tūnas be nieko yra sprangesnis dalykas už varškę be nieko. Šiandien einu pasidarysiu grūdaką, rytoj prieš šuolį pasiliksiu pasidaryti presą, daugiau tempimų pasidarysiu. Padidinau kardiją iki 20 minučių dabar. Kitai savaitai turiu planų, kitai savaitai turiu slaptų ginklų, kuriuos išbandysiu, bet apie juos papasakosiu po kito svėrimo. Dabar einu sportuoti ir pasimatysim jau visai netrukus. Šiaip iš tiesų dar labai erzintis dalykas yra tas, kad nesam mes visiški naujokai salėje. Aišku, esame mėgėjai, nieko mes ten profesionaliai niekada nedarėm, bet tiesiog dėl savęs kiek pasportuoju, kiek pajudė. Ir aš visada jaučiu azartą, man labai patikdavo daryti jėgos treniruotės, kai tu vis didini svorį. Tai aš visada daug valgydavau ir tie svoriai tada kyla. Tu imi hantelius iš eilės ir tu kas savaitę vos negali imti po didesnį hantelį. Na gerai, gal biškai perspaudžiu, gal ne kas savaitę, bet ganėtinai dažnai tie svoriai kyla, tu jauti progresą tame. Dabar mes valgom minimaliai, esam kalorijų deficite, kad numes kuo daugiau svorio. Tie svoriai ant tiek nekyla. Mes dabar realiai 2 mėnesius sportuojam. Ir kaip pavyzdys, aš dabar darau krūtinę spaudimą. Esu padaręs 4 serijas po 8 su 50 dydžio hanteliais, 50 kg. Tai ta prasme, dabar aš antras mėnuo darau su 28 ir niekur nekyla tas svoris ir aš niekaip net nesugebu. Na aišku, dabar darau 4 serijas po 12, seniau darydavau 4 po 8, ten irgi didelis skirtumas, bet tas labai psichologiškai tave laužo, kai tu darai ir atrodo, aš tai pačioje vietoje. Aš suprantu, ant svarstyklių svoris krenta, viskas faina, viskas gražu. Norėtus jaus progresą, kad tu stiprėjai. Tas dar dalykas labai irgi numuša tą nuotaiką, bet viskas kilnaus tikslo vardan. Taigi. Turim porą dienų iki šeštadieninės svėrimo. Babis man vis grasina, kad bėgios. Sakė, 30 kg nubėgęs jau buvo antradienį. Vakar lyg ir patinginiavo. Šiandien yra grėsmė, kad jis irgi išbėgs. Tai aš dar vis tos sunkiosios artilerijos netraukiu. Bet nutariau išeiti biškį pasivaikščioti. Nemeluosiu, nedžiugino per daug manęs praeitas svėrimas 600 gramų. Aišku, buvau iš vakaro pavalgęs ledų. Gal tai šiek tiek įtakoja. Vis tiek turiu šiek tiek apsidrausti. Tai bent pusvalanduką išeisiu, o dabar vakare dar praseit prie viso šito. Ir tikėsiuos ateinantį savaitgalį šiek tiek geresnį rezultatą. Šiaip dalinantis mintim, tai jeigu prieš tai sakiau, kad jau užkniso darytis maistą, tai šiandien supratau, kad užkniso jau ir valgyti tą patį maistą. Aš žagariais dantim atrodo valgau, aš tų vištienos su ryžiais, jau nebenoriu apie juos galvoti. Kitą savaitę ko gero išeis Grikija į trasą. Grikija nuo vištienos, tu niekur nepabėgsi. Tik nebežinau, ką su ta krūtinėlė ten bedaryti. Bet teks kažkaip tenkintis. O šiandien, pavyzdžiui, atėjo pietų pertrauką ir supratau, kad visai aš nenoriu valgyti. Ir dar kai supratau, kad manęs laukia ryžiai su vištiena, tai atrodo, geriau iš vis jau nevalgyčiau. Ir atrodytų logiška, tai nenori nevalgysi, greičiau kris svoris. Kaip ir neketinu apsiriboti šito iššūkį, tik tai jeigu dabar aš numesiu visą maistą, paskui nebebus iš ko dar mažinti.
O aš jau vis apie tuos ledus, sveiki ledai, kažką. Tai nežinau, kiek jie labai sveiki, bet tie geresnė alternatyva Simona užtaisė man ledų. Ir tie ledai iš vis ten, nenoriu meluoti, man atrodo, graikiškas jogurtas, tiesiog sublenderiuotas su šaldytų bananų, šaldytom uogom, turbūt gal proteinuko kažkiek įdėta, bet šiaip jau saldumą ir tą visą ledų konsistenciją duoda šaldyti bananai. Va toks tipsas, jeigu kartais norit pasmaguriauti, nekaltai, superinis variantas. Aišku, ne magnumėlis, bet visai neblogai ir realiai pridėtinio cukraus jokio. Tiek apie nuotaikas. Velnias, laukiu šeštadienio, o dar labiau laukiu kito šeštadienio. Tikslas yra 109,9. Jeigu būtų 109,9, būčiau velniškai laimingas. Ne šį, o pabaigoje išką. Kovo 1. Šitas, nes jau yra filmuojamas ne pirmą kartą, tai kai bėgam pusmaratonį, moteris kažkokia pamatė, apėjo, tipo, aplink pažiūrėti iš priekio, kas parašyta, parašytas tai Magic. Ir tada, kai man buvo pizda koja, bėga ta moteris iš galo, sakas tai Magic. Labas rytas. Eismas vertis šiandien, iškart pradės mano sverimą. Babi, kaip tu manai, ar paskleis šitas koinės magijų ir padės tau šiandien svertis? Nežinau, aš dabar kai praeitų savaitę man nekryta, tai nežinau, bet mažiau laidą kažkur. Ar šiandien rytą atskėlus pučia pilvų, asipūtis biški. Nu, taigi neįsipūtis, jau pūzas. Ar be nedaug? Ar be daug? Nu, žodžiu, einam pasisveriam, tada žinosime. Prabėgau, kiek čia aš nubėgau, ne aš labai iš pirmų dienų biškį nubėgau. Vakar prasėjau, pavalgiau, taigi mažiau aišku. Šiaip valgiau, vakar grįžęs valgiau ir paskui dar paėjimą valgiau. Šiaip norėjau nebevalgyti, nu kaip valgiau, pasidariau kokteilį. Proteiną su bananu vienu ir riešutų sviestu. Šiaip norėjau nebevalgyti, bet labai norėjau valgyti, tai galvoju, kažką sutrinta, žinai, vis tiek lengviau virškina. Šiandien rytas, kai labai norėdamas valgyti, vakar irgi jau vakarienį proteinčikas, tik tai su tokios sausainiuko, kadangi dar visą savaitę prieš akį tai dar per daug neskaudinam. Bet jau kitą penktadienį tai jau matys tą pilkus veidus. Dabar jums garbė padėti svarstyklę. Tavo buvo 107,9, mano buvo 12,8. Po praeitą savaitę svaras 3 svėrimų, jau kalbėjom su tavim, kad jau čia blogai. Jau atrodo, net nebenumesi nieką. Na gerai, Bitski, kiek ties belikį? Gerai? Babi, negerai. Labai negerai. -3 beveik. Nepatinka man, kai babis paskutinėje savaitėje pa 3 kg meta, tai man labai nepatinka. Visai nelinksma, nieko ypatingai nedariau, kadangi praeitą savaitę nedaug numečiau, nieką per daug labai nekeičiau, biškį daugiau pažingsniavau, kardio padidinau iki 20 minučių, kavytį gert pradėjau, kas skatina medžiagų apykaitą tikriausiai. Paskutinius visus ginklus jūsų sunkiųjų artilerijų pasilikau paskutiniai savaitėj. Gerai. Skelą. 111,3. Minus pusantro kilo. Kavytę padėjo. Pasakykite, ponai, tai kiek jūs esate numetę? Ar čia pasiskaičiuoti? Tai 12,7 šiaip gaunas, nes tai galima 17,9. 13,8. Vienas KG. Babis vėjas. Paskutinėje savaitėje dar kilogramų atsiliekė ir dabar dar per kitus savaitę reikia man 3 mes, nu naktį. Va dabar ir prasideda tikroji dvikova. Mes 2 mėnesius laukiam šitą savaitės. Ir dabar, kai atėjo, mes žinom, kad jau vainikuos tortas, mes žinom, kad jau vainikuos ledai. Tai visai gali būti smagu. Planuoju per ateinančią savaitę kokius 7. Tai babė, jeigu nori mane aplenkti, tau reikia 10. 2, kad neįmanoma. Taip, tai mes sugrįžam po savaitės, mes grįžam nieką dėl šuolio iš tikrųjų šito sykio būdų nedarėm. Kur tu labai padarysi dėl tą šuolio? Pašakinėti, pabandyti patį judesį. Bet ieškau tipsų visokių, nieką labai iš tikrųjų ir neradau tokia ypatinga. Pradžioj savaitės pasidariau gerų kojų dienų. Babis vakar su 10 kg lemenį po miestų pasvaikščia. Iš vakarą gal ne pats protingiausias ėjimas. Mes praeitų sykį darėm negerai, tai mes taip ir nesustodavom niekur. Tai mums reikia šokti taip, kad mes nenugriūtumėm, nenubėgtumėm. Tai mūsų prielaida buvo gera. Tarp šitų brūkšnių yra 7,5 cm. Šiandien mes įsiaiškinom, šiaip jau mes viskas, mes jau laimingi. Mums šiandien nukrito daug svorio visai. Kitą savaitę paskutinę, kitą savaitę dėsime dar daugiau svorio. Mano tikslas pasiekti 109, kad būčiau labai laimingas. 109,9. Babis savo tikslų, kad būtų laimingas, jau pasiekė. Jo, jau senai. Metas išsiaiškinti santykius ant šuolę. Pirmas bandymas. Pas man pirmas gal bus lengvas toks, pas bandymai. Traška, braška. Nu, bet dabar suvaidį gaunas pavirsti priekin, blėt, įsilaikyčiau pizda. Nu jo, sudėtinga sustoti yra. Traška, braška. Nu, bet nesilaikai. Nusileidai ir griūni. Kam aš labiau įsiskėtus bandyti? Manau, kad ne. Kaip peršaktų mėlynų linijų, nepargriuvus. Va. Ir sustojau, pameruok. Kur yra 2 metrai? 2 metrai, lygiai 2 metrai. 2 metrai. Ar tau pavyks? 2 metrus easy. Nenugriuk? O, žiūrėk.
Viskas, čia naudojau bandymas. Tu man sušėriai, sutrukdėjai man šokti. Nu, da mažiau. Gerai. Gerai, ačiū. Nebe, gal kol kojas sveikas, gal ir baigiam šitų šuolį. Atkričiau sveikinį. Su šitų savaitę tiek, nuotaikas geras, trumpesnė savaitė. Dabar kiekvienas su Babi jau turėsim savo strategijas. Babis bėgs, aš negersiu vandenę ir užlaginu. Davai, nebegeriu vandenę, viskas jau smegenim, va. Lika savaitę, pas savaitės valgys nuo tortų, davai. Kaip geriu, beligiek vandenę dabar. Ai, negeriau naktį. Filmuoja? Filmuoja. Tai va, turim ketvirtadienį, jau savaitė įpusėjo. Šita savaitė yra kitokia, šita savaitė jau yra finalinė. Mes su Babiu pasiskirstam strategijom, nepasiskirstam. Tiesiog Babis ėmėsi strategijas, kiekvieną rytą dabar daro vien kardiją, minimaliai valgo, minimaliai geria, o aš nutariau išbandyti skysčių terapiją. Pagalvojau, kaip ten tie visi rimtesni sportininkai per 2 dienas prieš sverimus nusimeta ten po 10 kilų. Tai paguglinau, iš esmės jie dehidratuoja. Mano planas šią savaitę, pirmadienį, antradienį, trečiadienį gėriau po 8 litrus vandens. Šiandien yra ketvirtadienis. Ketvirtadienį šiandien gersiu tik 3 litrus vandens. Rytoj bus penktadienis. Penktadienį gersiu iki pusės litro vandens. Taip organizmas turėtų apsiprasti, pašalinti daug skysčių. Ir paskutinę dieną, kai nuimsiu skysčius vis tiek pašalins, o aš nieko nesugersiu. Tikriausiai tai nėra sveika ir tikriausiai negalima to rekomenduoti niekam daryti, bet tyriamaisiais tikslais vieną sykį pabandyti noriu. Ir bus visai įdomu pamatyti, ar turėsim gerą apčiuopiamą rezultatą šeštadienį. Kas liečia maistą, paskutinę savaitę, pirmas 3 dienas, vėlgi pirmąjį, antrąjį, trečiadienį nuėmiau angliavandenius per pusę. Šiandien jau visai nebevalgysiu angliavandenių. Penktadienį pasiliksiu maistą vien baltymus, be jokių skaidulų, be nieko, kad kuo mažiau maisto užsiliktų organizme, kai šeštadienį sversiuos. Savaitė sunkiai iš tikrųjų iš karto pasijautė. Pirmą dieną dar buvo nieko, antrą dieną užteko per pusę nukirst angliavandenius ir jau pradėjo jaustis, kad nuo antroji dienos pusė jau tiek nebėra tų jėgų. Atrodo, tu nei toks pavargęs, nei tau skauda kažką tai, bet, atrodo, kojas linksta. Manau, penktadienis bus įdomiausia diena, kai bus negerta vandens ir bus labai minimaliai valgyta, tai nuotaikos labai geros nebus. Lyg to bebūtų maža, tai dar sugedo boileris sporto salėje ir antrą dieną jau praktikuojam ledinį dušą. Bet jau ledinis, toks visai ledinis. Tai va tiek. O garsas yra? Tai gerai, tai mano planas buvo bėgioti buvo planas kasdien, bet tas neįvyko, nes silpnoka yra iš tikrųjų. Tai aš bėgau, dabar bėgau 2 dienas, atrodo. Pirmąjį, antrąjį, nepadaug. Antradienį bėgau su 10 kg liemene, 7 km, buvo labai blogai kojam. Iki dabar realiai, daugiau nežinau, ką žinau, buvom bairę užlipęs svarstyklių darbe, kad krito kažkiek tai krito, bet aš spėjau, kad ne per daugiausiai. Aš visą laiką spėliau, kad ne per daugiausiai. Šiandien dar bandysiu gal prasieiti, bet nepažadu. Nu, šiandien tokia diena, kad nevalgom visiškai. Vandens realiai negeriam, kad čelkį biškį geriau, o daugiau kava išvaryti skysčiam. Kritikam, kur turėtų komentarų duodavo. Taip daryti, taigi negalima, taigi numirsta, nenumirsma, gal. Nepažadu irgi. Laukiu labai rytoj. Man vakar buvo psichologiškai sunkiau negu šiandien. Šiandien kažkaip dar be trumpesnę dieną ir su tu nuotaiku, kad čia realiai nebelabai kas lyka. Rytoj atsikels ir tortas. Man su to nevalgymu, jeigu porą dienų mažiau, tai tada trečioje dienoje vis tiek pavalgai daugiau, nes galvytė sukas ir vis tiek, bet deficitas kalorijų manau, kad yra vis tiek didelis. Na taip, aš šiandien sutikau šiandien bendradarbį, kur nemačiau porą mėnesių. Tokiam iš manęs nieko nebeliko. Astač. Labai puikiai pašnekėta. Ačiū. Beveik be keiksmažodžių gal netgi. Nereiks nieko karpyti. Kurva. Savutė, aš mamai linkėjau, bet atsiprašau, kad keikiuos labai daug. Negaliu nieko padaryti, man taip gražu. Noriu pasidalinti paskutinę šią iššūkio dieną ir rytojaus versimės. Nuotaika labai tokia, ne vienareikšmiška, nes labai laukiu rytojaus, dėl to nuotaika gera, labai noriu valgyti ir gerti, dėl to nuotaika nėra tokia gera. Pirmadienį, antradienį, trečiadienį gėriau daug vandens, valgiau per pus mažiau angliavandenių. Ketvirtadienį vandens gėriau apie 2 litrus, angliavandenių nevalgiau visai. Gyvenimas be angliavandenių yra sunkus iš tikrųjų. Negalvojau, kad tiek sunkus, kad taip įtakoja tą energijos lygį, nes atrodo, kojas linksta lygiai vietai. O šiandien ryte dar atsikėlėm, nuvarėm su Babi į salę, pasidarėm kardiją ir jau nebegėrėm, nebevalgiam, velnės jėgų antplūdžio 0, visiškai. Bet visai neblogai, nes galvojau, bus daug blogiau dėl vandens, galvojau, kad daug labiau norėsis gerti. Bet nieko, tai šiandien kol kas sugėriau 2 nedidelius puodelius kavytės, kokie 300 ml ir porą gurkšnių vandens. Mano tikslas ir buvo šiandien iki pusės litro. Sunku iš tikrųjų ir galvoti, toks biški miegoistas atrodo momentais, nors
Miegojau gerai, bet, tokių visokių potyrių. Trūksta energijos. Trūksta. Kad jau baigėsi tas iššūkis, tai rytoj, ko gero, kiek nebeprišnekėsim, nes rūpės kuo greičiau važiuoti tortą valgyti. Tai dar vienas dalykas, kurį norėjau paminėti, patarimas iš manęs. Momentų buvo daug visokių, jausmai kartais apgauna. Kartais atrodydavo, kad šiandien bus daug nukrytę svorio ir nebūdavo visai nukrytę. Kartais atrodo, kad nieko nenukris šiandien man šią savaitę ir nukrisdavo 2 ir net 3 kilai. Ką noriu pasakyti, viską reikia rašytis, viską reikia žymėtis, nes jausmai apgauna, bet skaičiai ne. Ir šitoje vietoje patarimas iš manęs, jeigu norint efektyviai mest svorį, norint pasiekti gerų rezultatų, tai labai patogu yra susirašyti, pasidaryti grafiką, kada tu kiek ko valgysi, kad suvalgytum tiek, kiek reikia, nes kartais ateina laikas valgyti ir tu visai nenori valgyti, bet tu valgai, nes tu pasirašai, kad tu valgysi. O kartais atvirkščiai, tu jau norėtum valgyti, bet žinai, kad valgyti dar tik už 1,5 valandos. Tai padeda laikytis tos disciplinos, kuri atveda į rezultatą. Labai patogu, aš vedžiausi programėlėj, kaip mano svoris kinta ir kartais atrodo sunkiais momentais, velnės, kas man čia nukryta 500 gramų dabar, tai viskas, dabar reikia viską kirpti per pusę, kad tik tai kitą savaitę nukristų daugiau negu pusę kilo, nes pusę kilo manis netenkia. Tai ne, kantriai išlauki, nes tu matai, kad kreivė sviruoja, nuolatos ji nėra, kad būtų, bet ilgalaikiai perspektyvoje ta kreivė eina į vieną pusę, kuo labiau tu ją priartinsi, tuo labiau matysi, kad tai yra kalneliai, aukštyn, žemyn, skysčiai, vanduo irgi įtakoja, vieną dieną daugiau atsigėrė, vieną dieną suriau pavalgiai, ir viskas, tu daugiau svorio turi, bet tai nereiškia, kad tu į riebalą nuėjai. Tai dėl to visai patariu stebėti ir vestis kažkokią biškį statistiką, kaip tau sekasi, ir tai padės tave išlikti šaltų protų sunkiom akimirkom. Toks patarimas nuo manęs. Dabar žinau, kad kuo greičiau baigsis ši diena, tuo greičiau nueisiu miegot, kuo greičiau nueisiu miegot, tuo greičiau bus rytoj, o kuo greičiau rytoj, tuo greičiau bus pasisverta, aiškus laimėtojas ir valgysim tortą. Vakar sėdėjau, sakau, nieko nebus, bet nemiegosiu, jeigu nepavalgysiu, tai valgiau tūną. Daugiau nieko. Buvo taktika, kada paimti varyti skyščius, tai biškį geriau energetinių. Šiandien ryte atskėliau, tempiau preso, manau, kad pavyko. Atėpti nežinau, labai silpna buvo, link vakarą pasidarė. Vakar ryte, kaip pats geriau vandens, tai daugiau negeriau. Aš manau, pas mane kosmoso nebus, -3 kokie. Aš siūlau, jūs stojat ant svarstyklių, užsimerkit. Aš užfiksuoju svorį, paskaičiuoju minusą, jūs tuo momentu geriat vandenį, suvalgote apelsiną. Ir aš jau, kai esu pasiruošęs pranešti rezultatus, aš jums pranešu. Tai pirmoje eilėje einam pasisverti iš karto? Ja, manau, aš tai vandens noriu gerti. Mama liepia užsidėti savo didžią maikį. Tai užsidėjau biškį didesnį, bet taupiau 2 mėnesius šitai progai, šitą maikį. Beitski. Ne, tai raumenį tai būtinai. Ir tada stojas ir nežiūri. Gerai. A babis biskį parodė? Rodė babis biskį. Palauk, reikia jau biskį. Taip. Reikia iškvėpti. Oras? Jo. Nebežiūriu. Nebežiūrė. Svarstyklės, manau, parodė kokius 106,3. Ir kiek tu man irgi įdomu? 101, link 102, bet manau, kad perlipu 102. Tu taikaisi laimėti šiandien, taip? Tai sužinosime netrukus. Einam atsgert vandenį, o ką? Daugiau mažiau bandam sugrįžti ant pačiam taškam, kur buvom prieš 2 mėnesius. Sveiki sugrįžę. Babis buvo tų pačių maikį, tais pačiais šortais, aš irgi tų patį megztinį turėjau. Matai, problema buvo ta, kad mes biški durneliai ir pašnekėjom, kad gali faina būtų nuotraukų pasidaryti, bet kadangi, kaip sakėm, turim dafiga nuotraukų prieš ir ne vienas po, tai taip ir nepasidarėm iš tikrųjų. Ar galit pademonstruoti? Jau geriau, biški, ne? Geriau, bet jau jeigu taip intempė ir biškai patempė, jau lenda šitas. 2 mėnesiai buvo, 2 mėnesiai. Buvo viena ta savaitė tokia, kur nekryta, aš jau visas savaitės kryta. Mes šituo momentu dar nežinom rezultatą, nes Simutė mums nufilmavo ir liepė nežiūrėti, koks rezultatas, ona paskaičiuos ir paskelbs, katras iš mūsų 2 laimėjo. Mes dabar tik tai esam prielaidose, kiek galėtų būti, kiek nukryta, bet mes net neabejojam, kad šitos savaitės turi būti didelis rezultatas, nes ėmėmės tokių drastiškesnių priemonių paskutinį savaitę ir esam tikri, kad per šitą savaitgalį tas visas drastiškas atotrukis sugrįžtų. Svarbu, kad grįžtų iki 0, negrįžtų iki pliusą. O šiandien ryte prabudau ir toks atrodo, kaip temperatūras turėtum, atrodo, galva sukas, toks biški nemalonu. Ir galvoju, kaip norėčiau atsgerti, žiūriu 4 rytą, nublemba, galvoju, da valandą laiką, palauksiu. Vakarino jau pasisiojau. Tokias mintis buvo, pasisiojau, ten žiūriu, toks rudas kaip
alus. Ir pirma mintis, kaip norėčiau dabar šaltą alaus. Jau iki tiek susisuka galva. Šiaip da įdomus dalykas, tai tas, kad įprastai aš kiekvieną dieną išgeriu po 4-5 litrus vandens. Nu ir naktį talėtant man kartų vos ne visada atsikeliu. Ir va šitas paskutinės dienas gerdavau po 8 litrus vandens. Aišku, dažniau ir tūliką vaikštavau, bet vakare prieš miegą naktį nekar nebuvau atsikėlęs. Prieš paskutinę naktį buvau per parą 2 litrus suvartojęs ir vėl naktį norėjau keltis. Tai nežinau, kas čia per mistika, bet turbūt tikrai tas didelis skysčių suvartojimas išvara daugiau skysčių. Įdomu, pamatysim, laukiam Simonos rezultatais. Turim jau pasiruošę porą apelsinų, 4 bananus. Sakėm, biški pradžiai užvalgysmą, tokia, kad nebūtų skrandžiai šoka didelė. Tortuką Simutė darė, mes buvom įsisakę 2 kg tortą, 2 kg su šokoladu, su karamelė, su riešutukais, kad raškėtų, kad braškėtų. Dar porą valandėlių. Aš tai neužfiksavau, dabar užfiksuoju. Va čia Simutė yra. Su rezultatais. Pranešėja. Va, žvengia. Čia yra podiumas. Ant podiumo stoja žvaigždės. Mes dabar lauksime rezultatų, kuriam per 2 mėnesius pasisekė laimėti ir katras per 2 mėnesius numetė daugiau svorę. Per šią savaitę jūs abu kartu numetėte 6,9 kg. Abu kartu per 2 mėnesius numetėte 33,5 kg. Vienas iš jūsų šiandien numetė 15,2 kg ir kitas iš jūsų numetė 18,3 kg. Ir tai buvo Eitvydas. 18,3 kg per 2 mėnesius laimėjo Eitvydas. Babis šiandien sveria 102,7 kg, Eitvydas šiandien sveria 106,8. 107 paskutinį kartą mačiau 15 metais kariuomeniai, prieš 10 metų. Babis numetė 2,4 per šią savaitę, Eitvydas per šią savaitę numetė 4,5 kg. Tai tikriausiai daug vandens gerimo ir paskui nustoti gerti visai veikia. Baigęs mūsų pagaliau šitas naujametinis iššūkis. Kartu su Babi numetėm 33,5 kg per 2 mėnesius, kas, manau, yra pakankamai įspūdinga. Tai ką, lieka padėkoti tiem, kurie žiūrėjo, tiem, kurie laikino, tiem, kurie komentavo, tiem, kurie gerų žodžių paminėjo, kas irgi motyvuoja. Visai mums pravertė visas šitas iššūkis, pravertė viską filmuoti, nes kartais atrodo sunkiam akimirkam, kad visai gal faina yra, kad kažkas stebi, kažką mes įsipareigojus. Mes šiaip su Babi toliau kaip ir dar planuojam tęsti visą šitą, nenumesim, tiek, kad jau nebefilmuosim. Tai minimum kovą ar gal net iki Velykų dar tai bandysim pavaryti. Šiaip norėtus kuo ilgiau negrįžti prie senų įpročių. Po valandas. Na, šiandien gal biškį pačytinsime ir paskui pratęsim. A jum, jeigu jūs irgi turėt išsikėlę naujametinių tikslų, tai irgi linkiu, kad turėkite omeny, kad nėra svarbiausia, kuo ilgesnis tobulas strykas, bet jeigu jūs paslydot, tai kad kuo greičiau sugrįžtumėte į kelią, kuris veda tikslą link ir pasiektumėt, jum linkiu to, ko buvot užsibrėžę. Mes su Babiu viršėm savo lūkesčius ir tęsim toliau, bet dabar geras apelsinas. Labai saldus. Kad nežinau, iš tikrųjų labai saldus, ar tik tai atrodo, kad labai saldus. Labai geras. Gerai, žodžiu, aš irgi noriu apelsiną. Jūs nepamirškit palaikinti šitų videokų, kad pamatytų kuo daugiau žmonių, pakomentuokit, pasubscribinkit kanalų, būkit stiprus, palaikykit vieni kitus ir pasimatysim turbūt jau vėl per kitas keliones. Tam sykiai. Pamajokit, tam sykiai. Kadangi mes turim gerbėjų visam pasaulyje, tai da gavau dovanų iš Lietuvos. Atsiuntė mama. Įsivaizduokit, aš gavau siuntinį prieš porą dienų, ten buvo rūkytas kumpis, nykštukas surelių visa dėžė, ten buvo tokių kepinių pridėta naminių. Aš juos krauščiau, turėjau susidėti šaldytuvą, turėjau viską pasidaryti, bet kadangi žinau, kad 2 dienas įsvėrimą, tai nieką nevalgiau. Tai patikėkit, tai buvo didžiulė kančia. Ačiū mamai. Ačiū mamai. Ai, tu kaip gerai. Aš vis jau išėjo ir sugrįžau. Tai ir kramtyti ir neiškart pareina tas. Pareina, man net sutaukė.